Nežinau, ar tai duoda naudos. Man asmeniškai tai neduoda. Jokingai aš turėčiau rėpti, kad konservatoriai yra pedofilų partija, nes pas jų buvo Bartaševičius, aš generikai. Jis nenuteistas, ar ne? Jo, dar neįrodyta, kad jis bet žiūrėkit, bet pedofilas. ikiteisminis tyrimas vyksta panašiai. Jeigu mes kalbame apie tą, tai aš turėčiau liberalų sąjūdį vadinti korumpuotą kyšininkų partiją, nes visa partija nuteista. Bet aš nevadinu taip. Tai aš Meluoja velnias. 3 days later. Pavyzdžiui, ar nori kas nors tapatinti su konservatorių partija, kur tenais yra pedofilai? Konservatorių partijos narys, buvęs Seimo narys. Ne, tai bet, jisai galima, aš Žemaitaitį gali tik skaldyti. O dabar tada... A few moments later. Jeigu galima. Ar kas nori tapatinti su liberalų sąjūdžiu? Tai yra kyšininkų partija, tai yra grinų pinigų plovimo partija, Čmilytės istorija, Čmilytės tėvo istorija, Eugenijaus Gentvilo istorija. Koks gali žmogus norėti atstovauti liberalų sąjūdį, kai partija yra nusikalstama gauja, grupuotė. Ten yra nusikalstama grupuotė. Jie ištisus metus galimai grynino pinigus, darė poveikį įstatymų leidėjams.